Nežinau. Taupimas, kad reikia saugoti savo pinigėlius. Stengtis jų labai daug neišleisti. Dažniausiai, kai atvažiuoja seneliai, tai jie tiesiog dažniausiai duoda pinigų. Taip ir sutaupau. Neišleidi pinigų visokiam niekučiam. Tauplykia. Ar mąstau? Aš taupau iš senelių. Daugėja, tų pinigų ir daugėja. Kažkokia dėžutėlė. Namuose. Namuose tai reikia piniginiai. Mano tokia apvali, su pakabuku tokiu. Kurie neturi taupyklės, tai į maišus. Taupyklė toks paršiukas yra netikras. Aš turiu namuose savo piniginę ir aš neturiu, tai laikau rankinukę. Ir dažniausiai jos taupo banke. Jeigu labai brangus pinigai, tai seife, o jeigu eurai po mažais gabaliukais, tai jau į piniginės galima. Pradeda nuo taupyklių, paskui į stiklainėlius gal ir paskui, jeigu jau prikaupia labai daug, tai į seifą deda.